Leiskite, aš jūs trumpam pakviesiu į rimčiausią kada nors lietuvių surengtą išvyką krepšinyje. Tiesiog beprotiškas pasididžiavimo jausmas ir žiauriai džiaugiuosi būdamas lietuvis ir būdamas čia. Sutinki visus, matai visas akis, matai atviras širdis ir žinai visas dainas. Rytas aikšteliai, aplink viską pamirškim, šitą komandą, tik tai viena mums rūpi. Puikiai žinom, kaip su rytu yra. Gali mėgti, gali nemėgti, bet hebra, ignoruoti šito yra neįmanoma. Negalima ignoruoti to, ką kuria rytas. Šiaip turbūt tikslių skaičių niekas neturi kol kas, bet iš akies, iš pojūčio mūsų tribūnose lietuvių buvo virš 2000 ir jų tik tai daugės. Šeštadienį finalas su Atėnais. Imam Atėnus, nudažom raudonai ir taip viskas nudažyta čia jau. Sodino ispanai aplinkui, visą laiką sakė, sėsk, nedainuok. Aš visą laiką atsiprašinėjau ir sakiau, aš tiesiog esu čia, kad pagėdočiau. Leiskit man pagėdoti. Tai nepiktybiškai gražiai, bet nešam tam tikrą prasme lietuviško palaikymo krepšinio kultūrą į labai toli. O kad krepšinio pasakoje gyvenam šią savaitę, tai daug plėsis nereikia. Sėkmės šiandien Žalgiriui. Širdis labai stipriai džiaugiasi, turėdama šansą matyti šiandien Žalgirį kapojantį dėl Final Four ir rytoj rytą tampantį čempionu.